Yra kovotojų, kurie laimi titulus, ir yra kovotojų, kurie perrašo istoriją. Aleksandras Usykas priklauso antrajai kategorijai. Nenuginčiamas čempionas pirmojo sunkaus svorio kategorijoje. Nenuginčiamas čempionas sunkaus svorio kategorijoje. Pirmasis, kuriam tai pavyko 4 diržų eroje. Ir šį šeštadienį jis vėl kovos. Tačiau prieš pamatant, kas laukia, reikia suprasti, kaip jis čia atsidūrė. Tai yra dominuojančio sunkiasvorio pasaulyje istorija. Usykas gimė Simferopolyje, ramiajame uostamiestyje prie Juodosios jūros krantų. Vaikystėje jo aistra buvo futbolas. Greitos kojos, nuolatinis judėjimas, aikštė buvo jo prieglobstis. Tačiau jo tėvas, drausmingas vyras, kurį užgrūdino kariuomenė, pastebėjo sūnaus neramumą ir užrašė jį į bokso salę. Tai buvo geriausias sprendimas, kurį jis priėmė. 335 pergalės mėgėjų varžybose, tik 15 pralaimėjimų. Mėgėjo karjera, kuri buvo laiko pojūčio, prisitaikymo ir kontrolės šedevras. O svarbiausias momentas atėjo Londone. 2012-aisiais jis iškovojo olimpinį auksą. Be diskusijų. Tačiau už pergalės slypėjo skausmas. Žmogus, kuris pirmą kartą jį nuvedė į sporto salę. Tas, kuris suteikė struktūrą ir išmokė tikėti savimi. Jo tėvas mirė vos po kelių dienų po žaidynių, o aukso medalis neatsidūrė jokioje lentynoje. Jis buvo padėtas į jo karstą. Tas skausmas jo niekada nepaliko. Tačiau jis jo ir nesusilpnino. Jis pavertė jį tyliausių ginklų, kurį Usykas nešėsi į kiekvieną ringą, kiekvieną raundą, kiekvieną karą, kuris laukia vėliau. Vos tik 10 kovų profesionalų bokse ir jis jau kovojo dėl pasaulio čempiono diržo. Tuo jis pranoko net Evanderio Holyfieldo rekordą. Ir be to, jis tai padarė nokautuodamas visus savo varžovus. Dabar jo varžovas buvo lenkas Krzysztofas Glovackis, dvigubas UV čempionas ir nenugalėtas. Ir kova vyko Lenkijoje, priešo teritorijoje. Usykas nemirktelėjo. Nuo pirmojo raundo Usykas perėmė kontrolę savo kairiarankiu džebu, kuris ardė čempiono ritmą. Glovackis bandė spausti, muštis, įtraukti Usyką į chaosą. Jam niekada to nepavyko padaryti. Kiekvieną kartą, kai lenkas bandydavo priartėti, Usykas jį sustabdydavo. Švarūs smūgiai, nuolatiniai kampai, nenutrūkstamas judėjimas. Lenkijos publika norėjo matyti savo čempioną laimintį. Jie pamatė tikrą meistriškumo pamoką. Vienbalsis sprendimas. Usykas. Turėdamas vos 10 profesionalių kovų, Aleksandras Usykas jau buvo pasaulio čempionas. Ir dar 2 iš kitų 3 varžovų taip pat skaudžiai nukentėtų. Ir tai buvo tik pradžia – pasaulio bokso superserija. 8 elitinių kovotojų turnyras, kuriame buvo kovojama dėl visų diržų. Nugalėtojas pasiims viską. Pusfinalyje laukė Mirisas Briedisas.
Latvis, pravardė baudėjas. Nenugalėtas, pasaulio bokso tarybos diržo savininkas. Ir kova vyko Rygoje, jo gimtajame mieste. Stadionas buvo pilnas sirgalių, pasiruošusių pamatyti, kaip jų čempionas gina savo sostą. Nuo pirmojo raundo tai buvo taktinė kova, vykusi negailestingų tempu. Briedis nesiekė išgyventi, jis siekė kovoti, jo džebas buvo tvirtas. Jo dešinės buvo tikslios ir pirmose raunduose jis be vargo nenusileido Usykui dėl pozicijos ringe. Net po galvų susidūrimo trečiajame raunde, kuris jį supurtė, Briedis liko stovėti. Jis toliau spaudė. Jis toliau tikėjo. Tai buvo aukšto lygio boksas visus 12 raundų. Tačiau čempioniškuose raunduose Usykas rado kitą lygį. Jo kojos niekada nesustojo. Jo rankos niekada nepailsėjo. O paskutinėme raunde jis smūgių seriją padėjo galutinį tašką, nepalikdamas teisėjui jokių abejonių. Vienbalsis sprendimas – Usykas. 2 kovos turnyre, 2 pergalės, o finale jo laukė rusas Muratas Gasijevas. Maskva. 2018 m. Liepa. Didysis World Boxing Super Series finalas. Ir statymai negalėjo būti didesni. Kitoje pusėje stovėjo Muratas Gasijevas. Rusas. 26 pergalės. 19 nokautų. Antroji turnyro favoritė, tikras smūgiuotojas, turintis galę abiejose rankose, kuris sutriuškino visus, kurie jam stojo skersai kelio. Ir kova vyko Maskvoje, Rusijos širdyje. 3 papildomi diržai buvo ant kortos, be Usyko dvigubo V. Dvigubas VA, IBF ir žurnalo Ring diržas. Viskas arba nieko. Nuo pirmojo raundo Usykas pavertė kovą bokso pamoka. Kol Gasijevas ruošėsi smūgiams, ieškodamas lemiamo nokauto, Usykas šoko aplink jį su kojų darbu, kuris atrodė beveik nesąžiningas pirmojo sunkaus svorio kategorijai. Rusas švaistėsi smūgiais į orą. Usykas atsakydavo jam kombinacijomis iš 3 skirtingų kampų. Ketvirtame raunde Gasijevas pataikė švarų smūgį dešinę, kuris akimirkai patraukė visų dėmesį. Akimirkai atrodė, kad rusas rado formulę. Tai buvo vienintelė jo vilties akimirka, nes Usykas tai perprato, prisitaikė ir tęsė kovą, lyg nieko nebūtų nutikę. Raundas po raundo tas pats modelis kartojosi. Gasijevas leido pavienes bombas. Usykas atsakydavo pliūpsniais iš įvairių lygių. Rusas bandė įsprausti ukrainietį į kampą. Usykas įsisukdavo ir kontratakuodavo.
Paskutinėme raunde Usykas per 3 minutės smogė 95 kartus, beveik 3 kartus daugiau nei Gasievas. Maskvos stadionas, kuris vakaro pradžioje griaudėjo palaikydamas savo kovotoją, raundas po raundo vis labiau tylėjo. Vienbalsis sprendimas – Usykas. Visi diržai – Muhamedo Alijo trofėjus. Aleksandras Usykas tapo pirmuoju neginčijamu pirmojo sunkaus svorio čempionu 4 diržų eroje, tik antrasis istorijoje po Evanderio Holyfieldo. Prieš pereidamas į sunkiasvorių kategoriją, Usykas norėjo paskutinio šokio pirmojo sunkaus svoryje, o Tonis Bellew pasisiūlė savanorių. Anglas nebuvo tik dėl akių parinktas varžovas. Jis turėjo 30 pergalių ir 2 kartus nokautavo Davidą Haitą. Jis atvyko pasitikėdamas savimi ir su labai aiškiu pažadu, kad turi smūgį, galintą bet kada išjungti Usyką. Ir reikia pripažinti vieną dalyką. Pirmuosiuose raunduose Bellew ištesėjo pažadą. Jis boksavosi protingai, išliko susikaupęs, laimėjo kelis raundus teisėjų kortelėse ir akimirkai privertė žiūrovus patikėti, kad ši kova bus daug sunkesnė, nei visi tikėjosi. Tačiau Usykas rinko informaciją, stebėjo, skaičiavo, laukė tinkamo momento. Septintame raunde klasės skirtumas buvo neabejotinas. Usykas jau buvo radęs savo ritmą. Jo kairės rankos kabliai pradėjo pataikyti dažniau ir tiksliau. Ir tada sekė lemiamas smūgis. Siaubingas kairės rankos kablis akimirksniu išjungė Bellew. Anglas krito ant grindų ir nebeatsikėlė. Žiaurus nokautas. Paskutinis Usyko pasirodymas pirmojo sunkaus svorio kategorijoje. Žiaurus atsisveikinimas, kuris priminė pasauliui, kad techniškiausias boksininkas taip pat gali užbaigti kovas pačiu žiauriausiu būdu. Sunkiasvoriai buvo perspėti. Perėjimas į sunkiasvorių kategoriją iškart sukėlė abejonių, ar jis buvo per mažas. Ar jo techninis stilius galėtų atsilaikyti prieš daug didesnius ir sunkesnius vyrus. Derekas Chisora atėjo atsakyti į tuos klausimus pačiu žiauriausiu būdu. Anglas buvo tikras sunkiasvoris. 23 nokautai, 32 pergalės. Nokautų istorija ringe, kuri privertė kentėti geriausius šios svorio kategorijos kovotojus. Ir jis buvo sunkesnis už Usyką 38 svarais. Chisora neatėjo boksuotis. Jis atėjo naikinti. Nuo pirmųjų raundų Anglas spaudė be perstojo. Laukiniai kabliai. Smūgiai į kūną, kurie įdėjo per visą areną. Dešinieji smūgiai iš viršaus, atskrieja iš visų kampų. Ir pirmą kartą Usykas atrodė nejaukiai. Svoris buvo tikras, dydžio skirtumas buvo tikras, o Chisora jį tempė būtent į tas gilias vandenis, kur norėjo jį paskandinti.
Tačiau Usykas niekada nepanikavo. Ketvirtame raunde jis jau buvo radęs ritmą. Jis pradėjo skaityti Čisoros atakas, jų išvengti ir bausti jį kiekvieną kartą, kai šis per daug išsitiesdavo. Ir raundams einant į priekį, Čisoro svoris pradėjo veikti prieš jį patį. Tiek daug raumenų jį vargino. Paskutiniuose raunduose Čisora metė bombas, bet dauguma jų pataikydavo į bloką. Usykas jį medžiojo savo kairiąją, derindamas su dešiniuoju kabliu, kuris po truputį laimėjo raundus vieną po kito. Vienbalsis sprendimas. Usykas. Pirmasis tikras išbandymas sunkiasvorių kategorijoje įveiktas, o kelias į sostą buvo atviras. 2021 m. rugsėjis. Londonas. Tottenham Hotspur stadionas. 66 000 bilietų, išparduota rekordiškai greitai. Kitoje pusėje stovėjo Antonis Joshua, suvienytas čempionas su 3 diržais, olimpinis aukso medalininkas supersunkiojo svorio kategorijoje. 24 pergalės ir 22 nokautai. Absoliutus Didžiosios Britanijos tautos favoritas. Vyras, privertęs Vladimirą Kličko baigti karjerą. Ir jis buvo atkeršijęs už savo vienintelį pralaimėjimą prieš Andy Ruizą. Favoritas buvo Joshua. Ir didžiulė persvara. Spaudos konferencijoje Usykas atėjo persirengęs džokeriu. Joshua nesuprato, kad tuoj pat taps labai brangaus pokšto dalimi. Nuo pirmojo raundo Usykas primetė savo taisyklės. Kairysis tiesus smūgis, kampai, posūkiai, nuolatinis judėjimas. Joshua laukė tobulo smūgio. Usykas jį badė 1, 2, 3, 4 smūgiais, kol anglas vis dar galvojo apie savo planą. Devintame raunde Joshua dešinė akis buvo beveik užmerkta. 12 raunde Usykas padėjo tašką. Jis spaudė į priekį. Švarios kombinacijos. Jis prispaudė čempioną prie virvių ir priminė jam, kas tą naktį valdė ringą. Vienbalsis sprendimas. Usykas. Buvęs pirmosios sunkiosios svorio kategorijos boksininkas, ką tik nuvertė suvienytą sunkiasvorių čempioną prieš 66 000 anglų sirgalių.
Visa Ukraina sustingo iš džiaugsmo. O bokso pasaulis per vieną naktį turėjo perrašyti savo reitingus. Atsakomosios varžybos įvyko po metų. Saudo Arabija – 6 titulai ant kortos, įskaitant ir pasitraukusio Tysono Fury linijinio čempiono statusą. Joshua buvo atlikęs savo namų darbus. Jis atvyko su kitu planu – agresyvesniu, fiziškesniu. Pasiryžęs pasinaudoti savo dydžiu ir smūgiais į korpusą, kad pakeistų istorijos eigą. Ir per pirmuosius raundus tai veikė. Joshua nuo pirmos sekundės pradėjo atakuoti kūną. Smūgiai į kepenis. Dešinės rankos smūgiai, kurie vertė Usyką trauktis atgal. Daug ryžtingesnė ir pavojingesnė Joshua versija, nei ta, kuri pralaimėjo pirmąjį mūšį. Tačiau ir Usykas buvo atlikęs savo namų darbus. Kol Joshua spaudė Usyką, šis atsakydavo savo kairiąją ranką su beveik hipnotizuojančiu nuoseklumu. Vienas džebas čia, kombinacija ten, visada surasdavo tinkamą kampą. Devintame raunde Joshua pasiekė geriausią savo vakaro akimirką. Jis įgavo pasitikėjimo, spaudė dar intensyviau ir akimirkai atrodė, kad istorija pasikeis. Tačiau Usykas iškart atsakė. 10-ame raunde jis per 3 minutes smogė 39 kartus, beveik dvigubai daugiau nei Joshua per svarbiausią kovos raundą. Paskutiniams raundams Usykas vėl grįžo prie savo tikslaus ir niokojančio tango. Švarios kombinacijos, nuolatinis judėjimas. Joshua laikosi, bet neturi atsakymų. Galiausiai Usykas pataikė 170 smūgių, o Joshua 124. Teisėjų sprendimas nebuvo vienbalsis. Tačiau teisingas. Usykas laimėjo abu kovas, o Joshua nesugebėjo susitvardyti. Jis metė diržus ant grindų ir įniršęs paliko ringą. Tada jis sugrįžo ir prieš kameras pasakė keistą monologą apie jėgą prieš įgūdžius. Usykas žiūrėjo į jį iš ringo rūsčia mina. Su ta pergalė Usykas tapo trečiuoju žmogumi istorijoje, kuriam pavyko suvienyti titulus dviejose skirtingose svorio kategorijose. Tačiau dar liko vienas karalius, kurį reikėjo nuversti – Tysonas Furys. Derybos dėl šios kovos pačios buvo tikras karas. Furys reikalavo 70-30 dalies iš prizinio fondo. Jis įžeidinėjo Usyką kiekviename interviu, vadino jį dešrele, vadino jį bjauriu, vadino jį triušiu. Usykas neatsakė žodžiais, jis laukė. Vėliausiai, su Saudo Arabijos finansinė parama, kova tapo realybė. 2024 m. gegužė. Prihadas. Tai, kas buvo pastatyta ant kortos, buvo istorinė akimirka. Pirmasis neginčiamas sunkiasvorių čempionas nuo Lenokso Liuiso laikų. Pirmasis 4 diržų eroje. O Aleksandrui Usykui galimybė tapti pirmuoju žmogumi, kuris tampa neginčiamų čempionu dviejose skirtingose svorio kategorijose. Tysonas Furys tyliai atvyko į paskutinę spaudos konferenciją. Nebeliko jokių įžeidinėjimų. Nebebuvo jokių kvailysčių. Jis žinojo, kas laukia. Nuo pirmųjų raundų būtent Furys diktavo tempą. Čigonų karalius pasinaudojo savo ūgiu ir rankų ilgiu, kad kontroliuotų distanciją.
Smūgiai į kūną, kurie aidėjo dykumoje. Kiekvienas smūgis priversdavo Usyką susiraukti. Tačiau niekada nė žingsnio atgal. 9 raunde Usykas perlaužė kovos eigą. Siaubingas dešinysis smūgis pralaužė Fury gynybą ir privertė jį svyruojant atsitrenkti į virves. Teisėjas beveik sustabdė kovą. Fury įsikibo į virves su tokia neviltimi, kaip žmogus žinantis, kad tuoj nugrius. Jis išgyveno, bet paskutiniuose raunduose jau Usyk diktavo sąlygas. Tikslūs apskaičiuoti smūgiai, laužantys ritmą ir čigonų karaliaus dvasią. Skirtingas teisėjų sprendimas. Usykas. Aleksandras Usykas tapo pirmuoju nenuginčiamų sunkiasvorių čempionu 4 diržų eroje ir pergalę paskyrė ypatingam žmogui – savo tėvui. Žmogus, kuris pirmą kartą jį nuvedė į sporto salę, tas, kuris nematė jo olimpinio aukso, tas, kuris taip pat nematė ir šito, bet pasak Usyko, jis vis tiek buvo šalia. Praėjus 6 mėnesiams po to, kai tapo nenuginčiamų čempionu, atėjo pirmoji titulo gynyba. O pretendentas turėjo nebaigtų reikalų. Pirmoje kovoje Dubuo manė, kad jį apvogė dėl prieštaringo smūgio žemiau juostos. Nuo tos dienos jis sukūrė galingą pergalių seriją, kuri baigėsi nokautu prieš Anthony Joshua Wemblio stadione, stebint 90 000 žmonių. Jis jau nebebuvo tas pats neužtikrintas perspektyvus boksininkas. Jis atėjo su nuoskauda ir troškimu atkeršyti, tačiau Usykas turėjo atsakymą į viską. Greitesnis, tikslesnis, protingesnis. Siaubingas smūgis parbloškė Dubuo ant grindų, kai anglas desperatiškai bandė pakeisti kovos eigą. Usykis saugojo nenuginčiamą čempiono diržą, nuo San Fierro sporto salės Simferopolyje iki didžiausių pasaulio ringų. Usyk iššlavė pirmojo sunkaus svorio kategoriją. Jis pakilo į sunkiasvorių kategoriją, kai visi abejojo. Jis 2 kartus nuvertė Joshua, nugalėjo Fury. Ir jis vis dar nenugalėtas. Pirmasis tapo neginčiamų čempionu 2 svorio kategorijose 4 diržų eroje.